Gerą dieną, eteryje laida Krepšinio savaitė, kviečiu žiūrėti. Lietuvos krepšinio lygos trečiasis ratas baigėsi netikėtų rezultatų Šiauliuose. Aikštės šeimininkai 107-90 nugalėjo Vilniaus Ryto krepšininkus. Po šios pergalės šiauliečiai pergalėmis susilygino su Klaipėdos Neptūno ekipa, o vilniečiai turnyro lentelėje išliko antri, bet sumažėjo atotrūkis nuo artimiausių ekipų. Nugalėtojų gretose įspūdingą pasirodymą surengė Cedrikas Hendersonas, kuris pelnė 40 taškų ir surinko 43 naudingumo balus. Vilniečių neišgelbėjo Augustas Marčiulionis, kuris pelnė 25 taškus ir žaidė rezultatyviausias savo rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje. Ignas Sargiūnas pridėjo 18 taškų Ryto ekipai. O šis netikėtas rezultatas Šiauliuose reiškė Tomo Vasiulio auklėtinių triumfą. Kauno Žalgiris jau po 3 LKL ratų užsitikrino reguliaraus sezono nugalėtojų vardus, nors praeitą savaitgalį nežaidė. Kauniečiai ne tik užėmė pirmąją vietą reguliariame sezone, bet ir užsitikrino namų aikštės pranašumą visose atkrintamųjų varžybų etapuose, įskaitant ir didįjį finalą. Kauniečiai šiame sezone vietiniame fronte pralaimėjo tik vieną kartą. Tai buvo dar pernai spalio 19-ąją, kuomet buvo nusileista Panevėžio Lietkabelio ekipai. O dabar laidoje pakalbėkime apie NKL pusfinalius. Pakalbėsime apie antruosius pusfinalių serijos susitikimus, o pradėkime nuo Marijampolės Sūduvos Baltingos antrosios pergalės prieš Vilkaviškio Perlas Gau ekipą. Po nelengvos kovos marijampoliečiai triumfavo 76-72. Antrąją pergalę pusfinalyje iškovoję marijampoliečiai laimėjo nepaisant to, kad į šį susitikimą žengė turėdami netekčių rotacijoje. Jiems nepadėjo traumas pirmajame susitikime patyrę Aurelijus Pukelis ir Ernestas Ieškus. O rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė Matas Jucikas, kuris pelnė 13 taškų ir atkovojo net 19 kamuolių. Ignas Labutis pridėjo 11. Žygimantas Kučas Vilkaviškio ekipoje surinko 17 taškų, atkovojo 7 kamuolius, tačiau šių pastangų buvo maža. Beje, prieš šias rungtynes savo pasirodymą surengė ir estratos legenda Edmundas Kučinskas. Tačiau net ir jo daina Aš noriu būti turtingas, galima sakyti, Perlui nepadėjo išlyginti pusfinalio rezultato. O marijampoliečiai balandžio 17-ąją siekė trečiosios pergalės šiame pusfinalyje. Dabar keliaukime į Klaipėdą. Čia vietos Neptūnas Akvaservis antrą kartą įveikė Šakių VDV ekipą 89-83. Klaipėdos komandoje šiose rungtynėse karjeros rekordai suspindo Simas Šarakauskas. Gynėjas per beveik 20 minučių sukratė 28 taškus, išprovokavo net 10 pražangų ir surinko 33 naudingumo balus. 18-metis Vytauto Šarakausko sūnus anksčiau daugiausiai nacionalinėje lygoje buvo surinkęs 24 taškus ir 31 naudingumo balą, o tai jis buvo užfiksavęs sausio viduryje. Pirmajame susitikime, kuris vyko akademijoje, Neptūnas Akvaservis dvikovos likimą išsprendė spurtu 22-0. Antrojo susitikimo likimas taip pat buvo nulemtas spurto dėka. Per 4 pirmos dalies minutės Neptūnas Akvaservis smogė 15-0 ir nurūko į priekį 16 taškų skirtumu. Nors Vytis VDV dar bandė kovoti, tačiau išlyginti rezultato šioje serijoje šakiškiai neįstengė. Laidos pabaigoje keliaujame į sausakimšą Kauno Žalgirio areną, kur Tomo Vasiulio auklėtiniai užbaigė Eurolygos reguliarųjį sezoną pergalę 85-79 prieš Paryžiaus ekipą. Ši pergalė leido kauniečiams iš karto patekti į atkrintamąsias ir žaisti ketvirtfinalyje. Praėjus pusvalandžiai po pergalės Lietuvos čempionai sužinojo, kad reguliariajame sezone užėmė 5-ąją vietą ir ketvirtfinalyje susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojamu Stambulo Fenerbahčės klubu, kurį įveikė per abiejas tarpusavio rungtynes per reguliarųjį sezoną. 5-ąją vietą kauniečiams garantavo Tel Avivo Hapoel pralaimėjimas Monako ekipai, o tai geriausias Žalgirio rezultatas šiuolaikinio formato Eurolygoje. Iki šiol aukščiausias kauniečių pasiekimas buvo 6 vieta, kurią klubas užėmė finalinio ketvirto sezone 2018-aisiais. Neįtikėtinas paskutinėsias reguliaraus sezono rungtynes sužaidė Bosas Raitas, pelnė 16 taškų, atkovojęs 18 kamuolių ir dvikovą baigė su 43 naudingumo balais. Per visą Eurolygos istoriją efektyvesnius pasirodymus buvo surengę vos 2 žaidėjai. Jie tą padarė 2003-2004. Tai Arvydas Sabonis surinkęs 47 ir Tado Kopertas surinkęs 63 naudingumo balus. Rezultatyviausi kauniečių žaidėjai Silvanas Francisko ir Modolo. Abu jie surinko po 21 tašką. Į lemiamą rungtynių ketvirtį kauniečiai išėjo turėdami 7 taškų persvarą, tačiau svečiai rodė charakterį iki pat pabaigos ir buvo priartėję iki 2 taškų. Tuomet
Maudolo nutraukė taškų padą, Silvanas Francisko ir Dustin Slyva pataikė po tritaškį ir Sportas 8-0 atsakė į nugalėtojo klausimą. Į Eurolygos atkrintamasis kauniečiai grįžta pirmą kartą nuo 2022-2023 metų sezono. Ketvirtfinalis prasidės balandžio 28 dieną. O šiandien laidoje Krepšinio savaitė metas atsisveikinti. Linkiu sėkmės Žalgiriui ketvirtfinalyje su Šaro Fenerbahče ir atsisveikinu. Iki kitų kartų.